Dabar mes keliausime į save. Tai nebus tipinė meditacija, tai bus tylus priminimas sau, kas aš esu. Įsitaisyk patogiai. Dabar tavo laikas skirtas tik tau. Lėtai užmerk akis ir leisk sau pagaliau pabūti tyloje. Ne toje tyloje, nuo kurios bėgi, o toje, kuri gydo. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Įkvėpk, iškvėpk. Dar kartą įkvėpk ramybę. Iškvėpk visą susikaupusią įtampą. Leisk pečiams nusileisti. Tegul atsipalaiduoja veidas. Rankos atsipalaiduoja. Atpalaiduok kojas, tegul jos tampa lengvos. Leisk kvėpavimui tapti lengvam. Leisk sau sugrįžti į save. Kvėpuok ramiai ir klausyk. Čia esi tu. Tu gimei su 7 skaičiaus energija ir tavo siela yra labai jautri. Tavo gyvenimo misija yra labai ypatinga ir gili. Tai ne tiek išorinio pasaulio, kiek vidinės tiesos kelias. Tu atėjai čia ne šiaip gyventi paviršiumi, tavo siela nori suprasti, kas ji iš tikrųjų yra, kaip veikia gyvenimas, kas slypi giliau už materialaus pasaulio, kokia yra tikroji tiesa. Septintoji energija yra ieškotojo energija. Tai žmogus, kuris ieško prasmės, analizuoja gyvenimą, nori suprasti daugiau nei mato akis. Dažnai 7 energijos žmonės jaučia, kad šiame pasaulyje turi būti kažkas daugiau. Ir jie teisūs. Tu niekada nebuvai žmogus, kuris galėtų gyventi paviršiumi. Tau visada reikėjo daugiau. Daugiau prasmės, daugiau gylio, daugiau tikrumo. Tu esi žmogus, kuris jaučia gyvenimą giliau nei daugelis. Ir kartais tai vargina. Nuo pat pradžių tikriausiai jauteisi šiek tiek kitoks. Tarsi viena tavo dalis visada stebėtų pasaulį iš šalies. Tarsi viduje gyventų kažkas labai sena, labai išmintinga, bet kartu ir labai jautru. Tu visada jautei daugiau, nei parodydavai. Daugiau galvojai, daugiau tylėjai.
nes tavo vidinis pasaulis labai gilus. Įkvėpk ir iškvėpk. Pajusk savo vidų. Ten tiek daug tylos, tiek daug jautrumo, tiek daug intuicijos. Septintos energijos žmonės dažnai turi labai stiprų ryšį su savo vidumi. Tu jauti žmonės, jauti energiją, jauti tai, ko kiti net nepastebi. Ir kartais dėl to jautiesi pavargęs nuo pasaulio triukšmo, nes tavo sielai reikia tylos. Tu nesi sukurtas paviršutiniškam gyvenimui. Tavo kelias pažinti save. Ne tik išorėje, bet giliai viduje. Tu atėjai mokytis pasitikėti savo intuiciją, išgirsti savo vidinį balsą, nebijoti savo jautrumo. Dažnai tai vargina, bet tavo jautrumas nėra silpnybė, ji dovana. Tik pasaulis ne visada mokėjo tau tai parodyti. Todėl galbūt išmokai užsidaryti, viską laikyti savyje, nepasakoti, ką jauti, atsitraukti nuo žmonių, kai skauda. Kartais tau lengviau pabūti vienam, nei būti nesuprastam. Tu labai ilgai bandei būti stiprus tylėdamas. Didžiausias pavojus tau per daug užsidaryti savyje. Tačiau tavo gyvenimo pamoka nėra užsidaryti nuo pasaulio. Tavo pamoka – išmokti būti savimi tarp žmonių, neprarandant savo jautrumo, neužgesinant savo šviesos. Tu neturi slėpti savo gilumo tam, kad būtum priimtas. Tu neturi apsimesti paviršutinišku tam, kad pritaptum. Nes tavo siela nėra sukurta triukšmui, ji sukurta tiesai. Svarbiausia tavo gyvenimo frazė turi būti: tavo jautrumas nėra našta. Tai tavo kelias į tiesą. Pajusk savo širdyje šios žodžius. Tavo vidus jaučia gyvenimą kitaip. Giliau, tyliau, tikriau. Tu pastebi tai, ko kiti nepastebi. Jauti atmosferą dar prieš kažkam pradedant kalbėti. Jauti netikrą energiją. Jauti, kai žmogus slepia savo tikrą veidą. Tai yra tavo dovana. Būtent jautrumas leidžia tau matyti giliau, suprasti žmones, jausti intuiciją, atskirti, kas yra tikra, o kas ne. Tu negali ilgai būti ten, kur nėra tikrumo. Tavo siela tiesiog per jautri melui. Todėl tu taip stipriai jauti, kai kažkas yra ne tavo, kai santykis yra netikras, kai gyvenimo kryptis neatitinka tavo vidaus.
nors kartais skauda, tai tave saugo. Tavo jautrumas veda tave į tiesą. Ne į patogumą, ne į paviršių, į tiesą. Todėl tavo gyvenime taip svarbu klausyti savęs, gerbti savo intuiciją, neignoruoti savo vidinio balso, nes jis beveik visada žino anksčiau nei tavo protas. Tačiau svarbiausia, ką turi išmokti šiame gyvenime, neužsidaryti dėl savo jautrumo. Nes kai pradedi slėpti save, apsimesti šaltesniu, užsidėti kaukes, neigti savo emocijas, tu pradedi tolti nuo savęs. O tada viduje atsiranda tuštuma, vienatvė, jausmas, kad kažkas ne taip, nes tavo siela nori neišgyventi, ji nori gyventi tikrai. Tu turi išmokti būti jautrus ir kartu saugus savyje, nes tada tavo jautrumas tampa ne chaosu, o labai gilia vidine išmintimi. Dabar giliai įkvėp ir iškvėpk. Pajusk save, tokį, koks iš tikrųjų esi, gilų, jautrų, tikrą. Ir pirmą kartą nebandyk savęs taisyti, o tiesiog priimk save. Tyliai pakartok. Mano jautrumas yra mano dovana. Aš pasitikiu tuo, ką jaučiu. Aš nebeslėpiu savo gilumo. Aš leidžiu savo gyventi tikrą gyvenimą. Prisimink, tavo siela niekada nebuvo sukurta paviršutiniškam gyvenimui. Todėl kiekvieną kartą, kai renkiesi tiesą vietoj apsimetimo, gylį vietoj paviršiaus, tikrumą vietoj kaukių, tu grįžti arčiau savęs. Ir būtent ten prasideda tikrasis tavo kelias. Kartais tu per daug galvoji, per daug analizuoji, per daug abejoji savimi. Kartais ieškai atsakymų taip giliai, kad pamiršti tiesiog gyventi. Ir tada gali atsirasti vienišumo jausmas, emocinis atsitraukimas, nuovargis nuo pasaulio. Todėl tau svarbu yra išmokti pasitikėti savimi, nebijoti atsiverti, neatsiriboti nuo žmonių, nebeieškoti tobulų atsakymų, leisti savo gyventi gyvenimą, ne tik jį analizuoti. Suprasti, kad tavo jautrumas yra tavo stiprybė. Tu turi labai gražią sielą, šviesią, švelnią, giliai ir išmintinga. Ir nors kartais jautiesi nesuprastas, žinok, tu niekada nesi per daug jautrus šiam pasauliu. Tu tiesiog matai daugiau. Tyliai pakartok. Aš pasitikiu savo intuiciją. Aš leidžiu savo būti savimi.
Aš nebeslepiu savo jautrumo. Aš esu saugus būti tikras. Kai septyneto energija subalansuota, žmogus tampa labai išmintingas, intuityvus, gilus, dvasingas, gebantis įkvėpti kitus savo suvokimu. Tokie žmonės dažnai padeda kitiems geriau suprasti save, pamatyti gyvenimo prasmę, atrasti vidinę ramybę. Tu neturi tapti garsesnis, kad būtum svarbus. Tu neturi būti kaip visi. Tavo gylis jau yra tavo dovana. Pasitikėk ir tikėk savimi. Giliai įkvėp, lėtai iškvėp, pajusk ramybę savo viduje. Tylą, švelnumą, lengvumą. Ir kai būsi pasiruošęs, atmerk akis. Tik jau ramesnis, artimesnis sau ir dar labiau suprantantis, koks ypatingas iš tikrųjų tu esi.